Sveiki žvejai, ką ir vėl susitinkam prie vandens telkinio. Atvažiavo pusbrolis, pamokinsim jį gaudyti su aviždrebiu, nes tris žvejybą žuvavo, nei vieno kibimo negavo. Pažiūrėsim, kaip seksis. Manau, seksis kaip visą laiką gerai. Nu ką, iki susitikimo žvejyboje. Nu ką, pradedam žuvies paiešką. Pažiūrėsim, ar dar giliai bus, ar jau kur išėjus į kraštus. Ar greit surasim, ar ilgai reikės kempinti. Bus matyti. Nu va, prasideda žuvies tuntai. Žiūrėsim. Dar paplaukiam biškelį. Jau žuvies čia yra, pažiūrėsim į kitur. Taip toliau. Aplaistosimės ir bandysim. Šiaip užtrukau kokių 15-20 minučių. Pamačiau, šiaip šokinėja paviršiai žuvelė. Gerai, kada pajuda, tai išsiduoda. Lengviau žymiai ieškoti yra. Ką, rištis meškeres ir bandyti. Gaudame žuvelę. Žuvelė kimba, bet nenoriai. Reikia pavargti. O, kibimas buvo. Atsikabino. Nu va, trečias metimas, trečias kibimas. O, žiūrėk. Plok, Edmundai, čia link manęs. Aukšlės kimba. Čia labai didžiulis būrys vairodo, žinok, net per 3 metrus žuvies. Plok darbą. Dar gal reikėtų. Va tai va stotus. Pasirodyk, Edmundai. Laimingas žmogus aviždrebio pagavo pirmą žuvelę. Pugžlys. Nu nieko, nuo puklio pradėsi, baigsi neaišku kuo. Scenarijus prasideda tokius pats. Kaip metimas, taip po kelis kibimus vieno pravedimo, jeigu neištraukė. Matomai nuo pačio ryto nelabai norėjo. Žiūrėk, tik įjungiu kamerą, iškart nekimba. Čia... Bet labai mažiokės mažas žuvelės. Nu va. Tai tu netrauk, tau reikėjo dar, būna... Jau netoli buvo.
Nu va, stukterna, bet, nu, nenerija. Reikės gal... Reikės gal masalo paieškoti. Žuvelės kimba. O ko daugiau reikia? Aišku, nedidžiulis. Būtų smagu, kad iškips kokia viena kita didesnė, bet... Yra kaip yra. Svarbiausia, kad pusbrolis pagauna, irgi laimingas. Kimba. Bet aukšlės. Šiam pagrinde aukšlės. Mekšrai bus vis tiek momentas, nu ne tik, kad reikia laukioti ir ieškoti vietų. Susibūrimą. Taip, jo, reikia susirasti susibūrimą, nes kitu atveju, žinai, dėl vienos žuvelės, tai... Ir ta viena nekimba paskui. Taip. Turi ar mekšrų būrį, ar padleščikų kokį, ar... Tada, kai žuvau, tai labai lydekos neršė žolėse judėjo. Tai arda vanduo tada? Tik pliauškėjo. Atsibodo gaudyti su aviždrebiu. Susirišau mikromasalus ešeriams. Vieną nedidžiulį pagavau. Pažiūrėsim, ar dar bus, ar... Va, šiandien gal ešeriukai kimba. Va, antras yra. Aišku, nedidžiuliai tokie. Va, tokie. Ešeraičiai. Oriaja. Iki vidurių. Nu va, taškelį radau. Ešeriukai kimba. Po biškutį. Ne kiekvienu metimu kibimėlį gauni, bet gauni. Tai stukterna, tai iškimba. Vėl yra. O, tokie va. Ešeriukai ir... Oi, kimba, riaja. Oi. Jau labai patinka masalas.
Va kokia. Masala. Reja. Paternoster sistemėlė. Oras pasitaisė, iš viso saulutė valykai to išlys. Atšildinėja, rankos atsileidžia. Gal todėl ir ešeriukai pradėjo. O va, vėl stukterėjo. Bet nekartoja. Atrodo, kad spiningai iš rankų išmuš. Taip agresyviai. Va, pravedimu 2 kartus ir neužsikirto. Bandom dar. Pusbrolis gaudo ant aviždrebio, bet nestebuklas, reti kibimai. Ešerių dabar kibimo aš daugiau gaunu, nei jisai ant aviždrebio. Tai šiandien patraukėja. Nedidžiulį, aš tik nenumetimu. Smagu padurnavau. Darėjo. Nu va, laimingas žvejas. Kiek prisigaudė žuvelio. Tokiu metu ir dar va, visokių. Nu ką, varau namo, man užteks. Nu davai ne iš vyno. Dėkui už kompaniją. Vėjeliu namo laukiam. Aišku, perkeltinė prasme su vėjeliu. Diena užskaityta. Nu kaip diena? Pažuvautų iki kiek čia, iki 11 valandos. Važiuoti į sodybą dar pasikrapštyti. Gražus oras. Viską. Tai ką, iki kito susitikimo.